ilgokas kelias su draugais. Pradžia buvo tokia, kad aš pastebėjau, sureagavau labai greitai, nes buvo dažni gerklės skausmai, uždegimai. Angina, mama gerklė, vis už to termometro užsikabinės. 4-5 mėnesiai iš eilės buvo nenormalu, iš tikrųjų. Tai prašiau paskui šeimos gydytojos, kad siuntimą. Jinai užčiapė kakle teniso kamuoliuką tokio dydžio maždaug, sako riebalinis. Ne, mes taip galvom, nepaliksim, tai prašym siuntimą greitai Klaipėdą, padarė magnetą, jau ten išrašuose buvo ne kažką. Tai nuvažiavom į Kauną, Kaunas įsiuntė pas chirurgą, sako, reikia operuoti. Išoperavo, išėmė tą kamuoliuką, vadinamą, padarė biopsiją ir Hodžkino limfomą. Bet nuramino, kad sakė, nieko čia baisaus, viskas bus gerai. Pribėgau, vyrą apsikabinau, suspaudžiau. Nu ir taip tyliai sakau, viskas bus gerai. Kai pradėjom gydymą, ant tiek iš karto palengvėjo. Ir gydytojas sako, pradėsim gydymą, sako, pamatysit, bus visai kitaip. Ligoniniai su mamom pasišnekėjom, tai žinokit, ten vienos kitą mes ten palaikėm. Ten tokie kaip vienos kitos psichologės savo buvom pačios. Šiandieną mes atvežėme labai linksmės gerą daiktą. Tai yra žaidimams skirtą kompiuterį, galime taip pavadinti. Ilgai dvejoja, ar motocikliuką, ar... Nu, neįsivaizduoju, sakau, gal kelionę kokią. Ai, sako, nereikia. Bet sako, aš gal norėčiau kompiuterį. Sau. Sakau, Pauliukai, čia yra tau, tu dirbsi, tu gyvensi, čia bus jau tau. Pirma mintis atrodo, ar ne, jaunuolis žaidimai, ne, tai čia ir dizaino, ir video montavimo, filmų montavimo, projektavimo, 3D maketavimo. Tai tikrai begalinės galimybės, svarbu jas išnaudoti. Manau, kad nei verkt, nei dar kažką jisai nesuprato, jisai rankas kišenį, bet jam kirbėjo viskas, aš tikiu. Tos emocijas jam ten viduje tryško, tai gal jisai nenorėjo parodyti, jisai toksai yra. Tai visada noriai prie šitokių akcijų prisidedam. Tokiais atvejais net neturėtų kilti klausimų, svarbu, nesvarbu, čia reikia. Tai iš tikrųjų jo šiurpas eina per kūną, va dabar, kai pagalvojus, kad ta svajonė išsipildė ir labai ačiū. Neįsivaizduoju net kokiu apibūdinti dydžiu to ačiū, kad svajonė išsipildė ir ačiū Gerovės klinikai. Ačiū, kad esate su mumis. Kartu tampame viena širdimi, kuri keičia pasaulį.